Šiandien viešime pas buvusią ilgametę tuometinės darbo biržos, paskui ta tarnyba keitė pavadinimus, vadovę, daugiau kaip 20 metų vadovavusią šitai įstaigai Ireną Grabauskienę. Ir norime jos paklausti, kokie ryškiausi prisiminimai liko iš tų dešimtmečių, kai vadovavote šitai tarnybai. Nu taip, tai įsikovojus, jau reiškia, vėl įsikovojus Lietuvai nepriklausomybę, nuo 91 metų kovo 1 buvo įkurtos darbo biržos. Be abejo, jos prasidėjo tik, mes buvom pačioj pradžioj tik 3 žmonės, jas dar visą kaip vadovavo jom Lietuvos darbo birža, bet paskui mums jau buvo perduota visa atsakomybė, jau mes turėjom dirbti savarankiškai ir be abejo ir didėjo funkcijos, pradėjom mokėti bedarbio pašalpas, prisidėjo įvairių užimtumo, kad įgyvendinti funkcijų ir mūsų darbuotojų skaičius vis didėjo ir jis buvo jau kiek man kaip kol dar nebuvo pertvarkos, tai buvom 42 jau etatai, nuo 3 iki 42. O kas man labiausiai gal įstrigo tai, kad gal ta pradžia be abejo vis tiek buvo viskas be galo nauja. Patalpas gavome, kur buvo perfo tokia, bet dar padėjo mums putlieji verpalai, truputį aišku ir vyras padėjo, kad mums ten gražiau įsikurti. Ir atsirado savininkas, turėjome mes išsikelt ir mūsų iškėlė labai toli, Kauno 142, kaip šiandien prisimenu, kai manęs klausdavo, kur jūsų tas įdarbinimo, kur jūsų darbo birža, jau sakydavo pusiaukelį į Kauną. Tikrai labai toli ir man toks buvo ne dėl savęs iš tiesų, bet toks tikrai nerimastis ir gaila buvo žmonių, nes pasiekt mus buvo labai toli, visko matydavom, kuris sakydavo, aš atėjau nuo cukraus fabriko pas jūs, visa sulijusi. Vienu žodžiu. Bet paskui jūs atsidūrėte Dailės gatvėje. Bet ir aš dariau žygius ir ne vienus ir gavau pasiūlymą ir prašiau, kad kaip nors gauti patalpas, kad arčiau miesto centro. Tai man aišku buvo pasiūlyta, jeigu taip nori miesto centro, sako, mes tave galime įdarbinti, sakau, ne man, aš noriu dėl žmonių, iš tiesų. Aš norėjau labai, kad žmonėms būtų patogiau. Ir pagaliau buvo visgi man ir pasufleruota, kad tikrai skaičiavimo centro nebus ir bus kažkaip tos patalpos. Ir atsidūrė tikrai pačiam miesto centre. Jo, ir gavom. Ir man tada ir dar labai trumpai noriu paklausti, ar šiandien jūs tebesidomit, kai jau nebedirba šito tarnyboje, visa ta padėtim, šita įstaiga, nedarbo lygiu, ar jūs jau visai nuo tų dalykų atsiribojusi, ar vis tiek dar rūpi, kaip šiandien yra? Iš pradžių, pirmaisiais metais, galbūt jau taip norėjusiai dar su kolektyvu susitikti, buvo daug, dar žinot, priimti mano visi darbuotojai. Dabar jau viskas labai pasikeitė. Jeigu retkarčiais, jeigu aš ir užsuku, pernai gal buvo, prieš metus, jau praktiškai aš mažai ką pažįstu, viskas pasikeitė. Domiuosi, tai tikrai nepasakyčiau, kad labai domiuosi, nes jau, sakau, man dabar visai kitas gyvenimas yra. Kartais, aišku, įdomu yra koks nedarbo lygis. Ir aišku, jūs jį žinot. Ir aš jį žinau, kai dabar 9,1, kaip visada didžiausias jis būna Kalvarijos savivaldybės, Marijampolės irgi. Tai man irgi jau mūsų laikais buvo, jis visada 8 daugiau neviršijo niekad, žemiau 8 dar net būdavo. Gana aukštokas, bet aš darau išvadą, kad čia yra struktūrinis nedarbas. Tai yra, kad darbo vietų tikrai yra, bet žmonės nori dirbti pagal savo įgytas profesijas, specialybės. Gerai, ačiū už pokalbį.